Ar dažnai tenka sirgti rudenį? Ne. O ką darot, kaip stiprinat imunitetą? Nieko ypatingo. Nieko ypatingo nedarot. O jeigu susirgat, kokių priemonių įmatės? Vaistų pirmiausia griebėtės ar arbatų? Ne, iš pradžio arbatų, paskui jau. Paskui jau vaistai, kai jau rimčiau, ar ne? Taip. Susirgat. O ar vitaminus vartojat, maisto papildus kažkokius? Kartais. Kartais, ar ne? Priklausomai nuo sezono. O kokiu sezonu vartojat? Tai dabar nereikia. Dabar užtenka natūralių. Kada jau pavasarį reikėtų? Pavasarį, jo, kai trūksta organizmui. O sveika gyvensena domitės? Ne. Nesportuojat? Retkarčiais. Gal kad kažkokių turite priemonių, kad apsisaugoti nuo peršalimo? Sveikai reikia gyventi. O kas tas, kaip tai yra? Neturėti žalingų įpročių, grūdinti, sportuoti, o vaistų kuo mažiau naudoti. Kuo mažiau. O sakykit, jeigu vis dėlto peršalot, kokių priemonių įmatės? Ar vaistų, ar natūralių? Pirmiausia natūralių, o jau jeigu reikia, bet jau senai labai nereikėjo. O kokių receptų turite iš natūralių priemonių? Nu, tai visi nuo pat močiutės laikų ir liepžiedžiai, ir čiobreliai, ir staigiai, taip, medus tai visada. Kas čia dar? Nu, taip, bėra susitryda, ten daromės tokius visokius. Bet svarbiausia yra sveika gyvensena. Taip. Saugotis. Taip. Ir nebijoti, ir geros nuotaikos būti visada kaip jūs. Jeigu dar sveikai gyvenat, sportuojat? Taip. Sportuojat, ką sportuojat? Į sporto salės, šokiai, viskas kaip ir. O sakai, gal žinai kažkokių apsisaugojimo priemonių nuo peršalimo? Nežinau, iš tikrųjų, šiaip sveikai valgyt, šiltai rengtis. O jeigu jau užpuola gripas, peršalimas, ką pirmiausia darai? Ar vaistų griebiesi? Ne, aš taip kaip jeigu jau užpuola, tai kažkaip tai stengiuosi iš pradžių su arbatom, ten gulėjimas lovoj, visokį tokio, jeigu jau tenais pakyla temperatūra, blogiau pasidaro, nu, tada jau vaistai. O ar vitaminus geri? Jo, kas kiekvieną dieną. Visus metus? Ne, aš labai stipri, mano imunitetas stiprus, tai nelabai. O gal kažkaip stiprinat specialiai? Daug valgau. Ne, daug valgau daržovių, mėsos, vartoju vitaminus. Daugiau kaip ir nieko. Jeigu jau tenka peršalti, kokių priemonių griebėtės? Arbatų. Tik natūralių. Kaip saugotės? Nesisaugau. Geriam arbatas, medų vartojam, imbierą, natūraliais dažniausiai būna. O kai susirgat, pirmiausia vaistų griebėtės ar kažkokių liaudžių? Ne, aš tai natūralių dažniausiai. Natūralių. Tai būtų medus, imbieras? Nu taip, tokios arbatas, kurios ten arba vaistai irgi natūralūs, homeopatiniai, panašiai. O ar sveikos gyvensenos paisot kažkaip? Ne. Na, iš dalies, bet ne visada. O ko, pavyzdžiui, paisot? Na, ne, geriam ten energetinių gėrimų, ar ten kažkokių į McDonald's labai dažnai nevaikštam, bet visokių žaliavalgysčių nepraktikuojam. O maisto papildus ar vartojat, tarkim, imunitetui stiprinti? Nu, po žiemos tai kartais vartojam. Pirmiausia, aš einu po darbo pėsčiomis, geriu karštos arbatos, jeigu pajuntu kažkokiu tai negalavimų, imbiero, citrinos, žalios arbatos. O jeigu jau susirgat, ką darot? Tos pačios arbatos. Tos pačios arbatos, taip. Liaudiški tokie receptai. O vaistų nesigriebėt iš karto? Labai retai, labai retai. O ar dažnai tenka sirgti? Žinot, kaip orai pasikeičia, tai negalvoji, kad tai yra liga, paslogoji šiek tiek, panegaluoji ir galvoji, kad sveikas. Tai kad nesisaugo, netoks jau visas darganotas, visai neblogas oras, mano supratimu. O kaip gydotės, jeigu susirgat? O įvairiai, arbatos, nu, šilti patalai galbūt. Ar turite kažkokių liaudiškų slaptų receptų? Kad ne, turbūt, kaip visi, liepžiedžiai, čiobreliai, ramunėlės, nu. O ar dažnai sergate? Ne. Ne dažnai. Tai gal sveikai gyvenate labai? Manau, kaip visi. Daugiau mažiau.